Ar kada pagalvoj, kad gali nebūtinai vien tik tai vartoti prekes, bet gali ir investuoti į tuos brandus, prekių ženklus, kurie tau patinka. Pavyzdžiui, vairuoju Tesla, filmuoju dabar iš iPhone'o ir tai yra du brandai, kurie apskritai yra itin stiprus ir populiarūs. Tai jeigu mes žiūrim į verslą, perkam to verslo prekes ir sakom, kad jie daro kažką gerai, kokia tikimybė, kad pasaulyje yra dar tūkstančiai ir milijonai žmonių, kurie taip pat tiki tuo verslu. O kas nutinka, kai žmonės tiki verslu ir vartoja prekes, verslas generuoja pelną ir generuoja pajamas. Tai ką mes kaip vartotojai galim padaryti dar papildom, mes galim būti ne tik vartotojai, bet ir investuotojai. Ir galim leisti tiems verslams, kuriais tikim, generuoti pajamas, generuoti pelnus ir augti mūsų portfeliuose. Tai jeigu nori pradėti investuoti į tokias kompanijas kaip Tesla, kaip Apple'as, galbūt kaip Coca-Cola ar bet kurios kitos, kuriomis tu naudojasi kiekvieną dieną, tą gali padaryti turint vertybinių popierių sąskaitą, keliauji į paieškos langelį, vediesi savo norimą kompaniją ir galbūt tai taps tavo pirmoji investicija. Jeigu nori matyti, kaip atrodo praktinis investavimas, tiesiog kviečiu užsukti pas mane į nuorodą profilyje, kur dalinuosi savo portfeliu ir savo visais praktiniais sprendimais.